Ne vieną žinomo verslininko veidą. Baikerizmas tampa elitų pomėgiu. Birželio 16 dieną vykusiame renginyje Bike Show Millennium buvo galima išvysti ne vieną žinomo verslininko veidą. Nusprendėte tapti bikeriu, kas pastumėjo jūs? Aš manau, kad tokia vaikystė labai be galo buvo sunki. Anksčiau ganėm ponam gyvulius, dabar patapom bikeriais. Žaislų trūkumas. Žaislų, nes sako, žinot, gyvenime reikia gailėtis jaunystės, nes vaikystė grįžta. Esi pasiryžęs, reiškia, gyventi pagal tuos standartus, ką jūs čia matot, iš tikrųjų, tai gal, ką reiškia brangu, vienam brangu, kitam ne. Man tai atrodo normalu. Socialinė stratifikacija ir lėšų turėjimas ar neturėjimas daryti kažkokią veiklą, jis be abejo yra veiksnys. Taip, nes bedarbių bėgimo klubo aš negirdėjau, kad toks būtų suorganizuotas ir jisai dalyvauja. Tai yra bedarbiai, jie nesiorganizuoja į klubus, į socialinės organizacijas, kurios darytų kažkokią veiklą kartu. Ne? Tam, kad tu šiais laikais darytum kažkokią veiklą kartu, solidariai, reikia išteklių ir reikia organizacijos, reikia pastangų. Pasak Vytauto Didžiojo universiteto lektoriaus Algio Davidavičiaus, baikeriais tampa brandesnio amžiaus vyrai. Šis pomėgis leidžia atitrūkti nuo rutinos ir įtempto gyvenimo ritmo. Baikeriai tai visų pirma berniukų subkultūra, ne vyrų, tai patirti taip pat tam tikrus draugystės, gal broliškumo netgi, taip artumo su kitais vyrais, kurio šiaip gyvenime nelabai daug yra, nes vyriška draugystė yra kultūriškai gana išyrusi ir smerkiama, jie yra iš karto įtarinėjama homoerotika. Tai baikeriai, jie neva likdamiesi pabrėžtinai vyriškai, jie nuima tą homoerotikos įtarimų pavojų, panašiai kaip kariuomenė, mes turime insignijas, kurios apibrėžia, kas yra kariuomenė, tu iš karto matai, kas yra kariškis. Tai. O šiaip baikeriai, aš manau, tai laisvas judėjimas, tai vėjas, tai švilpimas, greitis, adrenalinas, viskas. Algio Davidavičiaus teigimu, baikerių simbolika leidžia pabrėžti priklausomybę konkrečiai subkultūrai ir klubui. Įvairių simbolių dėka žmonės lengvai identifikuoja baikerius. Tai tokios paryškintos grupės, tokios kaip ir vėlgi suaugusių žmonių, suaugusių vyrų, vėlgi lyg ir grįžimo į paauglystės dėsniais normomis veikiančios gaujos, jos suteikia labai malonų, labai aišku, labai paprastą identifikavimąsi su kažkuo tokiu smagiu, kietu, paauglišku. Tai vėlgi tos kaukolės, odos ir panašiai, tokie karikaturizuoti, paryškinti, perdėti, hipertrofuoti vyriškumo arba rūstumo jėgos simboliai, emblemos. Jos leidžia vėlgi mūsų savimoniai pailsėti, nuo to neaiškumo, chaoso, fragmentacijos, konkurencijos, kovos, intrigų, kurios mūsų supa šiaip kasdieniam gyvenime. Šitas rombas 8.1 yra pasaulinio pripažintų klubų atributika. 8.1 reiškia iš alfabeto 8 raidė H, o 1 A Hells Angels. Mes esam palaikantis Hells Angels klubas. Baikerių teigimu, norint priklausyti konkrečiam klubui, reikia investuoti daug laiko ir laikytis nustatytų taisyklių, todėl dažniau renkamasi į neoficialius susibūrimus.